Sveiki žydrųjų ekranų žiūrėtojai. Šiandien dirbsim prie savo naujo seno netyčia nupirkto projekto, kurį nusipirkom iš Vokietijos aukciono netyčia ir tikrai netyčia. Šiandien truputį apžvelgsim jį, pirmą kartą pakelsim ant keltuvo, pasikeisim, ką turim užsisakę sulūžusių detalių, išsileisim vandenį iš lempų arba vienos lempos. Ir apsižiūrėsim šiek tiek, kaip atrodo ta mašina iš apačios, nes net nebuvom jos pasikėlę niekada gyvenime ir nežinom, kas ten yra. Tai vat, ir tada einam dirbti, pasižiūrim, kas po kapot. Ai, čia ne ta. Išsikrausim nereikalingus daiktus iš jos, nes vis tiek mes su ją dirbam, žinai. Čia audio detalių parsivežiau, tai pasidėsiu. Dabar prisivarysiu mašiną ten arčiau tvoros, nes reikia išsikraut malkas. Irgi buvau parsivežti. Atsikruojam. Dabar apsisuksiu, varysiu galų į garažą. Tai dabar turim sprogusį vairo airbagą, keleivių pusės airbagą, diržus abudu, kurių neturiu ir nekeisim greičiausiai. Tada sparnas, buferis. Tai sparną ir buferį turim. O toliau matysim eigoj, kas dar yra sugadinta, nes pirmą kartą gyvenime ją kelsim ant keltuvų šiandien. Labiausiai nekenčia airbagų, tai einam prie airbagų. Pradėsim nuo šito. Čia ir haltūra kažkokia. Prisisuka dviem varžtais. Tai jau čia bus, reiks bardačioką išsiimt. Na, einam pažiūrėti. Balandis 424. Matai, čia biški viskas išsprogė. Ką gal išmesti? Net nieko imti nereikia. Tu įsivaizduoji. Jau man pradeda Renault patikt. Suku dabar varžtus. Tuos du. Yra bardačiokės skylės padarytos. Buvo pagalvota, kad tą mašiną dažniau daužys negu nedaužys. Prancūzas cigariukų padarom, žinok, kad nereiktų bardačiukų šimt nieko čia. Davai, sako, padarom. Sako, žinok, tokias mašinas piemenys pirks ir varys laukais. Taip ir buvo. Gaila, kad Formulis 1 komanda Renault taip nesugalvojo tokių protingų genialių minčių. Padam. Čia tokias, tai gali daužyti ir daužyti. Atsijunkim akumuliatorių. Šitas, kadangi sprogęs jau, patrauk už rankenėlis filmuotojų. Ačiū labai. Atsijunkim gal, nes šitą prijungus galiu gauti galimai per snukį. Kadangi mano visi dantys sukabinti su vienom, tai vienu metu ir iškristų galėčiau taip neštis. Sunkiau atjungti akumuliatorių negu ir begų išjungti. Kas čia? Žiūriu, kad čia šiaip kažkoks sprogmuo yra įdėtas turbūt į vidų, net ne airbagas. Nejunkim dabar net kol kas. Matai, labai neaiškiai čia. Klijų pritepęs kažkas. Kaip čia suprast? Prisuksiu varžtus. Na, prancūzai sugalvoja protingai, bet va jiem, žinai, nelabai gauna. Stiklą dar pakeičiau. Stiklas, žinai, kiek kainavo? Tiek pat, kiek mašina. Labai juokingas. Bet naujas dabar gražus, ne? Žiauriai fainas. Nu, matos dabar dalykai. Matos. Gerai, prisukta. Gerai, mainom pusėm. Vairas dabar. Aišku, šie susitaisęs, matai, kaip ir nereiktų keisti, bet pakeiskim.
Nebepatinka Renoma. Nebepatinka Renoma. Žodžiu, ten yra tokie kabliukai, juos turi perkelti ir tada išsitrauki. Va čia matai? Štai yra. Tai palauk atjungsiu. Čia yra, žodžiu, spiruoklė, viskas. Laidą užblurinsim. Nežinau. Iš turėjo būt, kas čia neturėjo, gal iš čia tiesiog turėjo atsijungti. Dabar jeigu paimu pistą ir užsideda. Viskas. Kažkaip neužmiršai nieko prijungti. Nejungsim. Jau kam tau jungti, jeigu sprogs vėl. Šia langų nekaitaliuos kiekvieną avariją. Turim taupyti, todėl turim išvengti šitų visų dalykų. Šiaip ar taip jie neveiks, kol nepakeisim. Nežinau, kur stovi airbagų kompas, žodžiu. Tai, o mes jau dabar nekeisim. Mes tiesiog užsidėjom, kad gražiai atrodytų ir mums nepjaustytų rankų. Nes dar čia šiaip yra sproga, matai, daržai yra susitraukę. Čia viskas išsitaškė. Keliam į viršų, ne? Spiruoklė kažkaip šono. Išvirtus biški. Aną ratą nusimsim, išsimsim posparnį ir pradėsim ardyt viską. Čia jau buvo tai prieš tai. Kad matytųsi geriau. Tai, žodžiu, nuėmiau sparną, atsukau varžtus, vienas čia buvo, čia kažkokia nesąmonė buvo, čia nesąmonė buvo, bet buvo nulūžus, čia varžtas buvo, čia kažkada buvo varžtas ant laikiklio, kurį mums reiks atsilenkti greičiausiai, čia varžtas ir čia varžtas buvo, ir čia varžtas, ir čia varžtas. Čia gal nebuvo varžtas, čia buvo varžtas. Žodžiu, tai nusiėmiau ratą, nusiėmiau posparnį, nusiėmiau sparną. Dabar galvoju, kad reiktų nusimti buferį. Gal užsidedam sparną dabar. Pasižiūrim, kaip čia atrodo ir kuriuos laikiklius reiks atsilenkti. Prisukam atgal dabar viską. Nu, dabar reikia kelt ir nusimti buferį. Čia Ai, nu šitą čia prisuksiu. Bet čia jau kas buvo, nežinau. Ant ten pusio nebėra prie kur sukti. Atsilenksiu, išsitraukiam šponkę, atsilenkiam. Ir čia atvaržtas yra. Vienas, toliau. Čia vienas varžtas likęs. Čia gal purvas. Gal dar nusiplaust. Čia kažkaip įdomiai sukasi. Čia viskam pizda. Manau, kad liko tik viršui. 4 varščiukai. Tai 30. Čia kažkaip nulūžė kažkas. Bet dirba gerai. Pavyks kaip Copperfieldui nuplėš dabar man buferį. Biški damedžo yra. Biškutį nulinkę. Reiktų pritvirtinti. Čia turėtų būti kažkokia ausis, į kurią turėtų įvažiuoti lempa. Čia nulūžė.
yra. Nu ir tas stiklas čia biški šiek tiek sutrūkęs. Ir čia šiek tiek sutrūkę. Pritvirtinkime mes ją. Pritvirtinsim lenktyniniu būdu. Dar biški čia reiktų apačioj kažką. Kažkai Zateškių kūrėjai yra skirta Nobelio premija. Turėtų. Kai kam gamintojam tie varžtai, kiek metalų va. Trauk. Ir viskas. Dar lieka va skardelių visokių, jeigu pritrūktų mum kažkur. Pirštinė tik suplyšų. Bakelį dar įstatysim į vietą, nes biški po avarijos pakeitė savo lokacijos vietą. Pipinė. Žodžiu, tas turi ten kažkaip įlįsti. Bandom prisimest buferį. Bet kad čia irgi damage biški yra šitoj pusėj. Nu, kaip atrodo, kaip lenktyninė. Iškart biški apačiai tos grotus palaužusius. Antras lenktyninis dalykas remonto yra samarėzai. Au! Ponas jūsų samarėzai atbukė, arba rankailį, biški lenta. Ir tas. Kažkokius padelkinius samarėzus susipirkės. Zeba tai jau laikys. Dar vieną reiktų. Posparnis vietoj, bamplelys vietoj. Ką tu čia padarysi? Quick remontą. O, jeigu vat laikytum važiuojant pirštą, tai atrodytų visai gerai. Čia pizdavais iš manęs, jo? Taip. Tai čia spurtinis. Matai? Taip gražiai, net špakliuoti nereikia, viskas sueina. Nesu aš ekspertas, bet man atrodo, kad iš vis neturėtų būti lempų su vandeniu. Nu tai ką, užsidėjom sparniuką, prisitvirtinom lempą, užsidėjom buferį, galim pasikelt, pasižiūrėti šiaip kaip atrodo tą mašiną, nes kad dirbom, tai dirbom, bet dar nebuvom normaliai pasikėlę. Stabdžių diskai, neventiliuojami. Nu bet nieko tokio. Plasmasinė dėžės apsauga. Nesulūžusi. Žemių. Pagalvė. Dar žemių. Katalizatorius. Dar žemių. Pamazdukas, koks Jėzus. Čia vėrinta labai profesionaliai. Čia aš kaip suprantu turėjo būti sujungiamas ir žiedas toks užsidėti, tai čia viską tiesiog suvirino į krūvą. Čia yra su lipnia juosta sutaisyta kažkas, bet šiaip dugnas nesupuvęs. Tiek, kad labai daug žemių. Biški parasuvęs tepaliukas, bet nedaug. Čia labėgių svirtis. Taip, bet ir veikia čia viskas. Realiai pagrinde, ko daugiausiai turim, tai žemių. Čia reiktų išardyti ir surinkti realiai vėl visą, kad iškrapštyti visas žemės. Galim užsidėti ratus. Duoklės netaisys. Taisysiu, bet dabar aš jos neturiu. Gal atitysim, įspaugęs gal viską. Ne, ten jinai nulūžus yra. Ir va jos dalis iškritusi kaip tik. Čia yra spyruklė mūsų. Ir žodžiu, kol kas taip bus gerai. O dėl ko vairas kreivai, tai nežinau. Kažkuri traukia gal bus palenkta, bet šita tiesi kaip styga ir dar panašu, kad nesenai keista. O čia smūgį gavus, bet irgi tiesi. Tai manau, kad sušiktas vokietis gatvės lenktynininkas tiesiog keitė vairo trauką ar kažką. Ir kaip matome, iš padangos nelabai varginosi daryti tą suvedimą. Dėl to taip ir turim. Kraštai nuvalgyti. Puikiai, puikiai.
Centras va kažkoks kaip kiaušinis. Tai va, paruošta. Šitiek svorio vat, numetėm, palengvinom. Kietai. Lėkiam. Rally tvinkis. Jeigu būtų bėgiai trumpesni, o ne kaip Putino gyvenimas, tai būtų geriau, biški. Fainiau būtų, nes dabar pirmo jau ribotuvas, tai antrą junginį netraukia. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Like, share, subscribe, comment ir laukiate naujų video.